Nu, negaliu aš atsakyti į šitą klausimą. Čia mūsų tikėjimo klausimas. Aš manau, mes esame Europoje. Tai aš noriu tikėti. Aš noriu tikėti, kad Europa atsilaikys. Bet atsilaikys ne dėl savo valstybių vyriausybių, tų valstybių, ne dėl vyriausybių politikos, o žmonės iš apačios. Kaip mane Lietuvoje palaiko ne kokie nors milijonieriai, ne po 180 ar 200 tūkstančių per metus, kurie deklaruoja savo uždarbį nedidelį. Mane palaiko eiliniai Lietuvos žmonės. Ir tų palaikytojų yra 3 kartus, 300% daugiau negu profesorė Vėgėlė palaiko, kuri čia labai gražiai reklamuoja tą mūsų sistemą. Tai aš tikiu, kad vakarų Europoje blaivus žmonės, galbūt dirbantis prie žemės aš ta prasme, kad blaivaus proto, nebūtinai su aukštais moksliniais laipsniais. Blaivaus proto žmonės vis tik susivoks ir turi savyje vidinių jėgų atsilaikyti tai beprotybei, kuri mums dabar Europoje skiriama, diegiama. Tai aš negaliu žinoti, bet aš tikiu, o šitą tikėdamas, aš žinau, ką aš turiu padaryti Lietuvoje. Aš asmeniškai žinau. Jeigu jūs visi žinosite žmonės, ką jūs turit padaryti, jūs padarysit, aš padarysiu, mes visi padarysim ir sakysim, kaip viskas lengvai išėjo.